Sveiki, žvejai. Aš vėl prie vandens telkinio su avižadrebio meškere. Bandysiu vėl padrebinti, kokią nors gal baltą žuvelę suviliosiu. Susitiksim prie vandenio. Bandysime pirmą metimą. Gal čia kur palei medelį užmetam. Užsidėjęs dabar volframinę čeburešką, sunkesnę, 0,8 gal gramo. Net sunku būti ir pavadinta aviždrebiu, gal daugiau jau nano džigelės. Pabandysim sunkesniais, pažiūrėsim ar aktyvi ar neaktyvi. Jeigu neaktyvi, gal pasilengvinsim kažkiek. Žvejų nėra nematyti nei vieno. Dar nurenka dumblius šitoj vietoje. Bet metasi 0,8 gramo, tai jau atsakančiai. Pirma žuvelė atsikabino, bet buvo mažas ešeriukas labai. Bet va, greit atsišaukė. Prie pat kranto paėmė, bet toks kaip degtukų dėžutė, 5 cm šerakas, smulkus. Gamos jie čia prie šitų pagaliuko. Suvirti rąstai. Su aviždrebiu tai kibimų, manau, visą laiką gal neįmanoma neturėti. Pati lengviausia žvejyba, lengviausiai. Va dar tai užkabinau už... Reikia dengti nuo... kad nereik raišiot po to per daug. Turim žuvelioką. Ką čia ešeriukas. O, kokis piktas ešeraitis. Nuo medelio. Iškibo. Aš čia greit užkabinsiu, nutrauksiu. Sulindę visi medžiuose. Nenoriu labai mest virš. Vis tikrai nutrauksiu. Kabinsiu. Va dar atsikabino. Dar vienas buvo. Bet visi susirinkę va netoli kranto. Gal net neverta mest toli. Na, kur nors va čia va. Gal net per toli. Pažiūrėsim. Kokias
Mažiukas. Nu, bet saviždrėbių, jeigu padurnavot norit, tai ir turit mažai laiko. Va, nu, tai čia tokia, va, nulikiai ant greito. Ir tikrai, va, kibimų turi. Va, net neverta mest, toli visi va čia kimba prie pat. Ne, nenori. Vienas didesnis, vienas mažesnis ir... Nu, bet smagiau. Procesėlės savo tokias. Sakoma, žuvauni ir 100% garantuotas, kad vis tik turėsi kibimą. Atvariai 2 valandėlėm kokiom pasivaikščiai, atkarpėlę kokią ir vis tik kažkas susigundys. Ne, tas bus aktyvas, tai tas bus aktyvas. Nu, ir nenori kiti draugeliai. Ne, ko rasim kitus. Ne tragedija. Bandom, gal prisitraukiau aš juos iš toliau, bandom, na. Pavirpinti. Aišku, norėtus kažką stambesnį kaip bonosiuką. O, va, mano norai. O, dievai į ausį. Kas čia toks? Ką mes čia tokį, jeigu nenueis medant. Kaip faina. Įsivaizduokit su tokiais plonais valais. O, ešerys. Ešerys, kas? Susigundė tokiu mažu masaliuku. O, čia. O, koks gražuolis. Draugelė, giliau turbūt nesugebėjai. Va. Nu, čia jau įskaitinės ešeraitis. Jau kokius apie 300 gramų galėtų būt. Plaukiam, nudžiuginsi dar kokį nors ir kitą žveją. Toliau bandom. Nu, va, kas čia tvariau pažuvaut. 20 minučių tik praėjau, va, radau vietelę šitą. Nors ir prieš tai turėjau ten tokių kibimėlių mažiuką. Skau, kažkaip, nu, aviždrėbių tai labai lengva. Ir laidą sukurti, ir nes čia nepagaut neįmanoma. Na, matai, ir mažesni, ir didesni ganos, čia jie vieni kitus prižiūro, kontroliuoja. Aišku, norėtus kokį. Oba, vėl ir atsikabino. Atsikabino. Gali būt, kad bus guminukas nusmauktas. Jeigu kam kyla kokių klausimų dėl aviždrėbių arba ką aš gaudau, jeigu tai drąsiai klauskit, nesikuklinkit. Jei kuo galėsiu padėti, tikrai padėsiu arba papasakosiu.
Nu, bet va, ir apsėdo žuvelės. Gali būti, kad va medį sulindo, bet nesinori prarasdinėti masalų. Ja, būrelis nuplaukė. Šėrikai buvo sujudėję. Ir kol kamerą pasijungiau, kol būt gerai, kad dar maži kabliukai būtų su užkarpėlėm kokiom arba reikės dėtis kembrikėlius, kad nečiuožinėtų. Nes tikrai, kai maslas pačiuožęs kažkiek yra nuo kabliuko, tai kibimo praktiškai, nežinau, turi būti išprotėjus žuvis, kad imtų. Bet va, svoris didesnis ir kimba tik ešeriai. Arba neaktyvios kitos žuvelės. Gali būti ir taip. Nu va, jau dabar kažkaip neberanda žuvelės. Bet va čia ir banga atsirado, saulė dingo ir aktyvumas gal sumažėja. Pažiūrėsim, va ten kampas švarus yra, vėjo nebus. Nueisim. Turim kur pasivaikščiot, kur pažiūrėt, paieškot. O va čia gražiai padaryta vietelė žmonių. Nu, bet prieš vėją mest. Nepatogu. Bet kitą kartą užtenka ir artimo metimo, nereikia tolimo. O dar turint omenyje, kad dabar sunkesnė volframinė čeburaška, 0,8 gramo. Tai ir prieš vėją metasi normaliai. Šiandien pažiūrėjau, kad lengvų net neįsidėjau. Tai ir pražuvausiu su sunkesnė gramatūra. Buvo kažkokia žuvelė, atsikabino, nedidžiulė, manau, ešeriukas. Bandom gal dar, gal ne vienas iš čia gyvena. Biškelį erzina kiekvienu metimu nuiminėt dumblius nuo kablio. Ne, antros žuvelės nėra. Gal ir yra, bet paprasčiausiai irgi ne visos gi nori kibt.
Keiskite žuvelės, didelis ir mažos. Vienas žuveliokas buvo užkibęs. Nesupratau, bet negarantuoju, kad kibimas buvo, bet labai įdomiai. Bet gali būt, kad ir nekibimas buvo. Aha, žvėris kokias. Yra čia tų žvėrukų, tai reiškia ir buvo prisilietimas šito pačio slibino. Gulbės atplaukė pas mane. Gal galvoju, kad aš čia batono mėtau. Deja, teks nusivilti, nepaėmęs. Nu va keista, kad ešeriukai kol kas. Jokio mekšriuko, karšiuko dar nepakliuvo. O, čia riebiau. Ne tai, kad riebiau, bet spaudė. Matomai iš šono. Va. Ką reikėtų pataisyti guminuką. Biškelį strumpinsiu, nes galas susidraskė. Ką toliau? Jau pradėjo kiekvienu metimu mažiukai. Nu va, kelis pagausim, eisim ieškot kažko stambiau. Nes irgi nelabai įdomu vien tik tokius mažiukus. O, lėktuvas skrenda. O va, nedaviau iki dugno ir nėr kibimo nukrist. O, segė. Baisulinis žvėris. O, dar segė. Jau jie čia. O, uodegą nupešė. Liko vatikas. Nu ką, bandom ant peršiko gabaliuko. Ant lyčiuko tiksliau. Pažiūrėsim, ar nėra skirtumo, ar... Ne, turbūt gabaliuko nenorėt. Nu, tašką. Mėtytai net nebejoju, kad užkibtų. Ir ant gabaliuko. Vis tiek čia toks drebinimas, erzinimas. Tai čia suteikia darbą. Na, pačiam psichologiškai būtų geriau užsidėti
guminuką, nusiimti dumblius. Va dabar labai fainiai, va dabar gaudau volframinį 0,8. Čia buraškėlė, kabliukas su didelė kilpute 12 numerio. Nu, pabandom ant durniaus užsidėti morką. Įdomu ir kitus pabandyti spalvinimus. Ne tik, nes tą perlą šitą, tai čia aš jau net žinau, kad jį ima, tai pažiūrėsim morką, ar zuikių yra čia ar nėra. Bandom leisti ant dugno, sužaisti normaliai. Nu, zuikučių nėra. Kaip agresyviai, jeigu matėsi. Va. Va, zuikutis paėmė morką, nors aš manau, šitie mažiukam ešeriukam, tai ko bedėtum. Dar kelias pagauti ir eiti ieškoti kažko įdomiau. Jeigu kas bent kada galima bus čia grįžti ir pamėtyti. Ką čia? Oi, kokis libeniukas. Kas čia dar lietus turbūt užeina. Gražiausiai. Striukės nepasiėmiau. Reiks varyti namo. Čia gerai užuovėje. Kad dar kibtų kažkas. Visai faina čia pažaisti. Vienas nedidžiulis ešeriukas užkibo. Žiūrėsim, ar dar kokius atsišauks. Ne, daugiau neatsišaukė. O, atsišaukė. Dar vienas. Žiūrim, gal bus trečias metimas, trečias ešeriukas. Ir taip mažiukai, žiūrėk, gal ir koks stambesnis kažkas užkibs. Ne, daugiau nenori. Į kitą pusę. Aha, nenori, paprasčiausiai juos pritraukiau prie kranto daugiau. Kažkiek pašienaut, pereiti į kitą vietelę. Žiūrėsim.
Žaizdelė. Nu ką, pažiūrėsim, kas čia bus. Labai daug raudelių juda. O, kalą iš vien atsikabino. Kabino. Kažkas yra, nu kas yra. Ai, va, pirmas mekšriukas. Pirmas mekšriukas. Gal atsidarys ir balta žuvis. O, turbūt pirmas padleščiukas. Tu nepadleš, karščiukas. Pirmas. Jo. Pirmas karščiukas. O, kokias. Kažką dar turiu. O ką čia galima turėti? Vyriausybės pravedimas ir ešeraitis gero sprindžio. Užkibo. Va toks va gražuolis. Pažiūrim, gal dar ešeraitį virš medžio. O kažką turi. Eina į medį. Kas daugia. Padleščiukas. Karščiukas, tiksliau, ne padleščiukas. Nu va, kaip bebūtų gaila, bet dėl lietaus teko nutraukti žvejybą. Pažuvau kokias geras 2 valandas, gal virš 2 valandų. Planavau žuvauti iki vakaro, bet deja lietus nutraukė mano žvejybą. Tai ką, susitiksime kitą kartą prie vandens. Iki.